Sveiki visi atvykę į dar vieną video. Šiandien nusprendžiau padaryti olimpiadinį uždavinį kažkokį įdomesnį ir suradau štai tokį. Realiai skaičiai x ir y tenkina dvi tokias lygybės ir mums reikia rasti visas galimas sumos x plus y reikšmes. Tai pradžiai persirašom mūsų lygybės, turim x trečiuoju minus 3x kvadratu plus 5x minus 17 yra lygu 0. Ir y trečiuoju minus 3y kvadratu plus 5y plus 11 lygu 0. Na ir čia bandžiau pradžiai padaryti vieną lygybę, kad visas šitas lygus visam šitam, bet kažkaip nieko konkretaus negavau, neradau už ko užsikabint. Bet kitas dalykas, ką aš pastebėjau po to, tai jeigu pažiūrėtumėm į koeficientus esančius prieš mūsų x-us, čia žinoma yra vienetai, ir ką jeigu mes juos visus darysime su jais veiksmus, turėsim 1 minus 3 plus 5 minus 17, ne? Ir tai bus lygu minus 2 plus 5, kas bus 3, tai čia minus 14. Dabar jeigu su šitais padarysim tą patį, 1 minus 3 plus 5 plus 11, gaunasi 14. Tai labai įdomus dalykas, mūsų koeficientai susideda iki minus 14 ir 14. Ir dabar, jeigu čia, sakykime, sudėties būdu darytumėm, ir čia būtų minus 14, o čia 14, tada jie išsiprastintų iki 0 ir mums liktų tik x, y ir dirbti be laisvo nario yra daug paprasčiau, ypač kai mūsų prašo x plus y. Bet kai mes galim sudėti tuos koeficientus, tai laisvus narius įsivesti du keitinius tokius ir tie keitiniai atrodytų štai taip. Vienas keitinys būtų x lygu, na sakykime, t plus 1 ir y lygu u plus 1. Visi mes tiesiog pridedam plus 1, dėl to nes, žiūriu, keldami trečiuoju, čia turėsim laisvą narį kaip vienetą, čia turėsim minus 3 kart 1, čia turėsim 5 kart 1, ir čia turėsim 11, vadinasi, mes gausim tą savo 14. Tai bandom dabar dirbti su šitais koeficientais ir įsirašę į šitas lygybės gausim čia t plus 1 trečiuoju minus 3 t plus 1 kvadratu plus 5 t plus 1 minus 17 lygu 0 ir kitą turėsim u plus 1 trečiuoju minus 3 u plus 1 kvadratu plus 5 u plus 1 ir plus 11. Ir nenoriu jūsų migdyti dabar viską šitą atskleusdamas, tai tiesiog pasakysiu, kam kiekviena išeina, nes manau, tai galit puikiai pasidaryti pasitikrinimą ir patys. Tai tiesiog galiu pasakyti, kam iš karto būtų lygu. Iš vienos gautumėm t trečiuoju plus 2t ir, žinoma, minus 14. Ir iš kitos gautumėm u trečiuoju plus 2u plus 14. Ir mes žinom, kad jos abi yra lygios 0. Tai dabar visą tai galima pasidaryti kaip lygčių sistemą, sudėti ir gausime t trečiuoju plus u trečiuoju plus 2t plus 2u yra lygu 0. Ir dabar mums liko tik tais t ir u. Matom, kad štai čia t ir u išsikelia prie skliaustus, tai t trečiuoju plus u trečiuoju plus 2 t plus u. Ir ką mums dabar būtų labai gerai pasidaryti, tai labai gerai būtų išsiskaidyti dauginamaisiais viską. Kadangi čia jau turim vieną išskaidimą t plus u, tai su t trečiuoju plus u trečiuoju reikia bandyti per ten pat eiti. Tai jeigu nematė ankstesnių video, nes vienam tokį skaidimo būdą dariau, pradžiai pasirašom t plus u, į ką mums reikia išskaidyti, ir tada matom, kad čia yra t trečiuoju, čia yra u trečiuoju. Tai bet kuriuo atveju čia bus t kvadratu, čia bus u kvadratu. Ir kadangi tai yra trečio laipsnio, tai čia vidury turi būti dar kažkas, kad viskas įsiprastintų. Automatiškai, kad įsiprastintų, turi būti minusas. Ir ką rašyti, dabar nuspręsim
kaip ir vietoj, žiūrėdami sudauginę, ką gaunam. Jeigu čia gaunam u t kvadratu, sudauginę šitą ir šitą, o iš kito čia bus plius, tai mes gausim t u kvadratu. Tai mums reiktų atimti ut kvadratu ir atimti t u kvadratu, kad visą šitą susiprastintų. Ir tai galim padaryti čia įsirašę u kart t. Nes tada matom, kad turėsim iš čia ut kvadratu, tada iš šitų abiejų minus ut kvadratu, iš šitų turėsim tu kvadratu ir iš šitų minus u kvadratu t ir viskas susiprastins. Tai galim išskaidyti viską jau dabar kaip t plus u kart t kvadratu minus u kart t plus u kvadratu. Dar turim tą plus 2 t plus u ir visa tai yra lygu 0. Aha, ir t plus u keliasi prieš skliaustus, kas yra puiku. T plus u iškelia prieš skliaustus. Kituose turėsim t kvadratu minus u t plus u kvadratu ir dar plus 2 iš štai čia, lygu 0. Ir mums yra įdomus tie atvejai, kur x plus y reikšmės yra nusakomos. X plus y bus u plus t plus 2. Tai matom, kad jeigu išsiaiškinsim, kam yra lygu u plus t, mes galėsim išsiaiškinti ir kam yra x plus y lygu. Tai dabar žiūrėdami iš šitą, turėsim du sprendinius. T plus u lygu 0 ir t kvadratu minus ut plus u kvadratu plus 2 lygu 0. Kaip daryti šitą, vėl reikia skaidytis. Matom, kad čia yra t kvadratu, čia u kvadratu, čia galim žiūrėti kaip į dvigubą sandaugą. Tai kaip turėsim t minus 1/2 u pakeltą kvadratu. T kvadratu, jeigu šitą atskliausim, žiūrim, ką gaunam. Gaunam t kvadratu minus ut, tai vadinasi tą patį, ką ir pradžioj kol kas, ir plus 1/4 u kvadratu. O tai vad atskliaudė. Tai ką mums reikia prie viso šito dalyko pridėti, kad atskliaudus mums liktų u kvadratu ir 2. Tai jeigu pridėsim 3/4 u kvadratu ir pridėsim 2, mes gausim lygiai tą patį, ką ir turim čia. Tai galutinis skaidimas atrodytų štai taip, t minus 1/2 u pakeltą kvadratu plus 3/4 u kvadratu plus 2 lygu 0. Bet kam mums tai iš viso reikalinga? Kadangi mes dabar išsiskaidėm su kvadratiniais nariais, tai iš karto kyla klausimas, ar gali būti lygu 0. Jei žiūrėsim į t minus 1/2 u, tai yra pakelta kvadratu, vadinasi, štai šita reikšmė visada bus didesnė lygi 0. Kaip ir su šita reikšmė mes turim u kvadratą, o 3/4 yra teigiamas, tai vadinasi, irgi visą laiką bus daugiau lygu 0. Ir dar turim laisvą narį plus 2. Vadinasi, visa šita suma niekada nebus lygi 0, nes visada bus daugiau už 0. Dar tiksliau pasakant, visada bus daugiau lygi 2. Tai jeigu mes išsiaiškinam, grįžtumėm į mūsų išskaidytą, jeigu mes išsiaiškinam, kad šitas dalykas niekada nebus lygus 0, tai vadinasi, vienintelis sprendinys, kuris liko štai šitos lygties, yra t plus u lygu 0. T plus u, mes sakėm, kad yra štai čia išsireiškiama x plus y yra lygu t plus u arba u plus t, nesvarbu, bet mes aiškinam, kad vienintelė reikšmė, kuri gali būti jų, yra 0. Mes turim 0 plus 2 ir štai tokiu būdu mes prieinam prie galutinio mūsų atsakymo, kad x plus y vienintelė reikšmė gali būti